Tai va. Viešnagė baigėsi. Buvau apsistojęs. Tai nakčiai kažkokiam slidinėjimo miestelėje. Tai va. Realiai pagalvojau. Miestai man nelabai iš tikro patinka. Tai pagalvojau, kad nafik man į tą Nicą tenai belstis. Plius ten su chatom tragedija. Kainos baisinės. Pasirinkimo, jeigu už žmonišką kainą nėra. Ten tikrai neįspūdinga, vos ne kambarys kažkokiai chatai, nežinau, nepatinka man. Tai nusprendžiau virš Nicos biškį. Kažkokią miestelį užsibukinau chatą iškart keliom dienom, 4 naktim. Tai kaina tokia, 4 naktis, 400 PM, man atrodo. Tai pusė velnio, tipo viešbutis, plem aš pripratau prie tų viešbučių. Man visai patinka, pusryčiai ten, restoranai yra, taip toliau, žodžiu. Bukinau, aplinkui ten kelių kažkokių yra vis tiek. Manau, visai gerai ten bus. Tai dabar iki to viešbučio 100 km realiai. Čekinas nuo 3 valandų. Dabar be 20:10 žodžiu. Tai reikės iš lėto kažkaip tais davažiuoti. Daug sustojimų, čia kelią tokį susimečiau. Nežinau, vingiuotas, toksai per kalnus. Tai gal visai įdomus bus, pastovinėsiu, kavų prisigersiu, žodžiu, kažkaip kažką nuveiksiu šiandien. Oras geras, manau bus nuostabu, jeigu kas vėl nesugadins nuotaikos, tai koks sušiktas mikrofonas, dar kažkas, kol kas viskas ok. Kol kas važiuoju biškį atgal, nes aš per čia atvažiavau vakar. Nuotaika gera, biški karštis kyla, biški žemyn leidžiuosi, nes čia buvau, net nežinau, tas miestelis čia virš kilometrų, man atrodo, aukštas. Tai va, kol kas viskas labai neblogai, labai netgi. Eismo nėra kol kas, aišku, čia tokios vietos turbūt, biški turistinės, tai pašaliniam nėra ko, darbuotojai ir turistai turbūt. Įdomu, kur aš šiandien nuvažiuosiu, ten tų kelių pasidėliojau. Tikiuosi, bus vaizdingi maršrutai, nebus šūdas. O, pirmas golfas. Jau panikė jie. Bet čia daug ką žiūriu, aš paskiau. Čia va matau kažką, o čia mašinų kažkokių, bet paskiau video žiūri, tai ten pakomentuoju, o kažkokią mašiną, tai ten tik akimirkai. Net nesupranti, kas ten buvo, kai video žiūri. Šitoj tą dviratį davažiuosiu, kur vakar buvo. Šoksai. Jo, va, dviratis. Blemu čia. Ką jūs čia fotkina? Čia nėra ką fotkinti, čia vaizdo nėra jokio. Šalia to vėliko. Šiaip kas čia jisai yra? Na, valenta yra kažkokia. Whatever. Atrodo neįdomu. Visai neįdomu. Vakar čia į kalną svėlinau, tai čia buvo linksma visai. Dabar nuo kalno leisis, tai nebus taip jau linksma. Į kalną tai jėga. Nu, bet aš dabar matau šitą vaizdą į apačią. Važiuodamas. Čia kur žmonės stovinėjo, fotkino. Svarbu ant tų ceglų čia neužlėkti, kur voliojasi. Kaip plytgaliai, pusplytės tokios. Kaip plotum čia, man atrodo, ant tos guzo, tai nebūtų linksma. Lūžtų turbūt ir ratai, ir kaulai. Jo, čia pavingiuota kaip turi būti. Ir čia viskas, man atrodo, downhill. Ten vaizdas neblogas. Lembo čia slidus asfaltas, šikna jau slydo. Ant tų staigių tokių herpinų. Taip. Jautėsi, kad lengvai bėgo. Dar prilaistyta vietomis. Nu, mašina kažką lieja. Nu, dar frisų dasivėjau. Nu, kur tas vaizdas čia? Buvo visai... nu jau aš per daug nusileidau, aš tik kalnai matėsi iš šono, tai visai nieko atrodė. Fainai visai. Čia kalnai nieko nematyti, saulė kala. Toksai, nežinau, rūkas užsidėjęs. Bent jau iš ryto mikrafas būna veikia. Paskiau jis kažko tais
nepasiduoda. Nežinau kodėl. Nu visai čia gražiai atrodo. Griovys toksai, kalnai, ten kelias. Vakar čia važiavau į kitą pusę, tai ne taip viskas gražiai atrodė. Dabar tai čia visai nieko. Viečikė. Visai gražu čia. Stotelė, autobusas važiuoja. Nu, asfaltas toks biški blizgantis toks. Nelabai confidence, inspiring. Kai dar tenai biški anksčiau ant tokio va šiknas lystelėjo lengvai, tai taip ne. Skėčiai. Dar va per vidurį kažkokių tai liukų pridėta, medalinių, ant jų iš viso slidu. Bet čia karšta. Čia jau kilometras, man atrodo, tik tais aukštis liko. Ir jau galiu pasakyti, kad šilumėlė daužo biškį jau. Lemba, kaip jos tais dviračiais gali kapot tokiam karštį, blecha, mucha. Čia ant moco sėdėdamas, na aišku, aš apsirengęs daugiau, bet vis tiek. Aš jau, blemba, pavargsi čia, išsenkio, čia dar kapo dviratį. Nafik. Žudikiškas tas dviratis, tokiu oru. Tai dar į kalnus kapot visą laiką. Na, pačioj kažkoks upelis bėga tam griovy. Aukštis 620 metrų. Jau karšta. Nu, aš tikiuosi dar dieną ten kilsiu biškį į kalnus. Labai tikiuosi. Ne, man net nematau, kas ant to kalno vyksta, nuo saulės toksai biškį rūkas atrodo. Toks labai smagus kelias. Lygus, be pakelimų, nusileidimų, palei kalną, va taip važiuoja. Greitis normalus. Sau taip vingiuoju, man visai patinka. Lemai, akmenys tokie rausvi. Raudona. Kaip Korsikoje atsimenu, irgi toks raudonas buvo akmuo. Aišku, per kamerą, kai žiūri, tai nesimato jis toks raudonas. Atrodo akmuo kaip akmuo. Bet jo, raudonas toksai. Įdomiai atrodo. Kas griovyje irgi upė bėga. Irgi upė. Čia rodo. Į viršų važiuočiau, gerai, reikia stabtel pasižiūrėti, ką čia rodo. Nes čia rodo į viršų, tai tas tipo Alpių kelias fainas. Reikia pasižiūrėti. Tai man per jį reikia važiuoti. Kodėl jis man čia tiesiai vapšė rodė, nesąmonė šitą. Žinoma, per tą važiuoti. Matau mašinų krūva priekį. Čia siaura, labai vingiuota. Su lenkimu čia biški keblu, manau. Ten mašinos, kokie autobusiukai didesni važiuoja, pastoviai signalina va tokiuose posūkiuose, tuneliuose irgi. Pip, 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 pip. Įspėja, kad aš atvažiuoju, kad koks vielikas neatskristų, nes vielikai čia lekia. Kaip mašina vidurių kelio, trajektorijom, taip toliau. Nu, nelinksma žodžiu bus, jeigu čia reikės paskaitos mašinos tarabanytis. Karšta, 600 metrų aukštis tik tais. O, dušnekas. Pastovėjau ten, konteinerį radau, šiukšlės išsimečiau, tai mozas iki kiam laipsnį iš karto užkaito. Aš irgi sušilau taip normaliai. Man čia reikėjo apsilenkti, bet negali žinot, kada atlieks rosis koks. Gali atskristi iš priekio. Kelias populiarus, Alpių. Geras, gražus, vaizdingas. Blemba, smagus kelias. Be šitų šūdų priekį būtų dar linksmiau. Bet aš žinau, kaip bus. Juos aplenksiu, tada, biškį greičiau pavažiuosiu. Ir dar dasiveisiu tokių šlamštų. Bet čia visur ženklai, kad tipo Tour de France, čia ką, Tour de France mina per šitas vietas. Temperatūra gerėja, blemba, greičiau reikia varyti į tą kalną. Tada ant kalno jau pastovėt kažkur tais, biški pailsėt.
Faina, man patinka čia, blemba. Net nežinau, gal netgi čia fainiau nei Austrijoje iš tikro. Ten, blemba, yra gerų vietų, smagu visą kitą, bet čia kažkaip tai biški fainiau. Čia man labiau patinka. Prancūzija jėga. Nu, šita dalis su Alpėm labai faina. Na, nebereikalo čia važiavau. Žinojau, kad čia tai bus gerai. Korsika irgi jėga. Man labai patiko irgi tenai. Žodžiu, jėgelė. Blemba, va šitie šaldytuvai, kokie jie užknisantys. Jie, va taip, labai plačiai posūkius ima, velkasi. Tragiški šūdai šitie, tragiški. Pro juos nematyti nieko, jis blemba, sakyčiau, kaip šūdiniau nei fūra, nes jisai žemas ir platus. Fūra tai bent tokia aukštesnė, kažkaip per plyšį matai, o per šitus šūdus nieko nematyti. Nepatinka man jie visai šitie aparatai. Ir manau, niekam jie nepatinka šitie aparatai. Normaliai, man. Pys kaip piso kažkoks vabalas ištiško. Jėga. Afigenai. Dar tas triukė tokia sietka, į tą sietą, šūdai visi. Žarnynas, blemba. Dar čia toks riebus vabalas, galiu pasakyti. The fuck. Čia pliusas, kad aukštis 1,4 kilometro. Čia yra vėsų jau. Labai čia neblogai su temperatūra. Tokiam aukštyje. Man patinka. Nu, šitoj vietoj kas nors matosi. Nieko čia nesimato. Tiesiog sustojo pavalgyti. Na, aš maisto nesivežu. Dauguma tai čia vežasi, būna į tas dėžės ten prisikrovė visko. Aš skaitau kuo mažiau daiktų vežti su savim. Man patinka. Traveling light. Beveik nieko neturiu su savim daiktų. Seniau turėjęs daugiau, vežėsis daugiau, bet paskiau žiūriu, kad ten nieko nepanaudoju. Ir nafik. Na, aišku, aš viešbučiuose apsistovinėju. Dabar dar ją pačia leidžiuosi, tai fuck, bus karšta, bus šiluma. Vis taip ganėtinai stačiai, sakyčiau, leidžiuosi. Bus šūdas. Tu galima va kažkur tokių sustojimų stabtelt. Ką matom. Na, bet būtų gerai dar ir šešėlis. Nieko nematom. Eilinį kartą medžiai visko uždengia. Jo, leidžiuosi staigiai. Temperatūra kyla irgi. Staigiai. Opa, guli plytgalys. Mašiną kaltum į tokį plytgalį, turbūt net arbegą iššautų. Pagalvotų, kad į avariją papuoliai. Pausa, rodo pausa. Šitas pausa, nei vaizdo nėra, nei šešėlio. Va. Va. Čia jau fucking stosiu. Svarbiausia, nenuriedėtų velnės. Bet kompresijos yra, tai gal nenustums. Va, tas suolas geras. Bet vaizdo nėra. Va, iš ten yra, man atrodo, reikės paeit. Figne. O kaimus. Išplanavimas. Nieko gudru. Žodžiu, nieko įspūdingo. Žodžiu, pranašauja kaip tik po 3 žaibus lietučio biškį. Bet čia 3:30. Tai aš jau turėčiau būt prisiparkavęs. Jau turėčiau ilsėtis. Tai kaip ir dzin. Svarbiausia, anksčiau neateitų. Tai va, žodžiu, čia pažiūrėjau pakeliui, biškį šoną reikės pavažiuoti. Kažkoks krioklys yra. Google'as rodo tipo nuotraukėlę, tipo graži vieta. Tai nusimečiau ten tašką. Nes kadangi kilometrų čia nedaug, blema visai liko. Jau buvo likę 5 kilometrų iki finišo. Tai dar tą krioklį damečiau, 60 kažkeli pasidarė. Tai man nuvažiuosiu, pasižiūrėsiu, kas ten per krioklys. Tipo nemažas kažkoksai, tai kalnuose, aukštai, bus vėsu, bus jėga. Čia nuo kalno vaizdas, ne. Men skaldžiai kažkokį tai.
Dabar tašką numetęs kažkokią miestelį, liko keli kilometrai, bus apačioj karštyje ir tada iki Krioklio paliek. Ten šalimais reikės biškį pavažiuoti, pasižiūrėti. Dar gerai, jeigu kals lietus, rodo, kad 3 dienas turėtų varyti lietus, man atrodo. 2 ar 3 dienas, žodžiu, šiandien ryt. Tai kadangi ilgesniam laikui būsiu apsistojęs, tai man visiškai nesvarbu. Nes manau, kokią 1 dieną tai tikrai nevažiuosiu, nu aišku, jeigu lis tai 2 dienas nevažiuosiu. Žodžiu, bus poilsis. Normaliai, ką jie čia gamina? Trupina akmenį, kasinėja. Pricai. Tos turbūt jau robos vyresnės už mane, tokios senovinės, spalvotos. Lemba iš Vokietijos su ta oda atvažiuot, nu, jeigu jie važiavo iš Vokietijos. Nes čia populiaru, mačiau, krauna ant priekabų ir vežasi mocus. Netgi ant kemperių matęs. Ant kemperio būna užmesta motociklas. Vėl aš čia užkampiais varau kažkokiais. Kelias per kaimą kažkokiai. Tai padargai voliojasi žemės ūkio. Ženklas buvo, kad karvės sargiai. Lengva, ten populiariai vieta, nebent čia kažkur kitur eina. Privažiuoti kitų kelių kažkokią, tai tokiu labiau mainstreaminiu, nei aš čia dabar varau. Žodžiu, kylu į kalną, ilgą laiką leidausi į karštį, dabar kylu aukštyn. Žiūrėsim, kas ten per krioklys. Na, bet aš čia mėgėjęs va tokiais kažkokiais šutkeliais vienas važiuot. Googlas grybauja, vėl jis vis nori man iš kosmoso rodyti, kur važiuot. Kaimais kažkokiais. Kelias prastokas, galiu pasakyti. Nestebuklingas. Dar nuslinkę turbūt. Nubirėjo arba kažkas liovės į tvorą ir atlaužė kraštą kelio. O, jau upė pradeda matytis. Čia 5 kilometrai liko iki to Krioklio. Labai netoli. Čia fucking nieko nematyt. Ir kaip žmonės nevažiuoja tokiais nuostabiais keliais, kai keliauja. Pigieni keliai. Nuostabu. O visi linkia ten į tos pagrindinius lyst. Autostradas. Taip toliau. Puikus kelias. Įdomesnis bent jau kažkoks. O aš tokiais šūtkeliais nemažai pramynęs. O pastoviai vat, ieškau, kad būtų va tokie keliai. Nu, aš nežinau, kokia ten danga būna, kai deduosi kelią, bet kad būtų ne pagrindiniai. Užkampiais tokiais. Čia toj bus 3 kilometrai. Gal atgal per čia nevažiuot? Reikės pasižiūrėti. Bet tada gautųsi paskipinčiau turbūt ten vieną to Alpių kelio atkarpą. O kalnai šone matosi biški. Nu, kelias biški prastokas. Biški jot reikia. Papilta, biški skaldos, biški adrenalino, kad pasikrautų, jeigu kas važiuos su mocu. Lėks gerai. Wow, what the fuck, jis taip vėlai mane pastebėjo, tik tais noriu pasakyti. Nu, aš jau visai netolim, blema, bet čia biški pakilau, vėsiau. Tarp tų medžių 900 metrų liko. Gatvė šlapia, mano. Ai, va jisai. Matau, statybos vyksta kažkokios tai. Nuteka vanduo.
Dėl to čia taip jas reikia pavažiuoti. Rodo į viršų dar eina užvažiuoti. Žiūrėsim, gal nuo viršaus dar matysi. Nuo viršaus būna irgi gerai atrodo tie visokie kriokeliai. Matosi, jisai dar matosi. Gali būti, kad ten geriausia vieta, kur buvau. Čia gali būti, kad nieko nepamatysiu. Įdomi tašką numečiau ant to krioklių, jis man rodo. You have arrived. Ja, čia. Ką aš čia matysiu? Aš įtariu nieko. Neredėk, blėdė. Ai, nu upė matosi. Ne, iš apačios geriau, čia neverta. Kai važiuoti į apačią ten, stosiu, pasižiūrėsiu geriau. Oi, ten. Čia matosi ta upė atbėga. Tai čia labiau turėjo mane vesti. Ten nuvedė kažkokią nesąmonę. Čia nevažiuoja. Nu, brema, atbojnikai, prišiukšlinta. Nice. Vanduo švarus. Čia upė, važiuoti reikia. Reikia į krioklio. Geriau apžiūrėti ten. Arba ne, bet manau stabtelsiu. Iški ilgiau. Laiko turiu. Nebūtų medžių, čia geriau atrodytų. Špeliuoja šaika. O, čia yra staliukas. Pasėdėti galima. Bet čia tas akmuo dengia vaizdą. Realiai ten, kur tą stato lieptelį. Ten vaizdas. Na, manau, nieks čia net važiuos, manęs nenumuš. Čipsus paliko. Nice. Kala vandenuko. Normaliai. Va, atbojniko. Iški trupiniai. Kažkieno maikonas, matau, ant šakos kabo. Išrink galėtų šiukšlės. Čia tokių atlūžus irgi akmenų yra. Bet matosi, kad jie čia senai atlūžė, nes labai jau tokie užapalinti, nugludinti. Švieži būtų aštų. Nežinau. Tai ir kokį pavasarį čia biškį rimčiau purškia vandens. Vis tiek įtariu čia gal ant tų kalnų kažkur tais. Nors nežinau, ar čia žiemą labai jau sniego būna pietuose, taip. Ne, nežinau, karoči. Žodžiu, važiuoju ne pakeliui visai, nes iki finišo labai nedaug liko. Čia tipo tas Alpių kelias eina, biškį išsukau, ratą padarysiu iki tos vietos, kur man reikia, kad apvažiuoti, nes blemba visiškai nieko nelikę. Čia dabar vietai realiai trinuosi aplink ten tą miestelį, kur apsistojęs būsiu. Tai va čia pravažiuosiu. O, šiluma, tai baterijas iškraudinėja, wow, kaip greitai. Žiauriai greitai. Aišku, valgyti dar noriu. Nieko nevalgiau. Reikės pavalgyti. Blemba, aš tikiuosi, kad šitam kely kažkur tais bus, kur galima būtų kažką sukramtyti. Nieks čia nevažiuoja. Net keista, aš nežinau. Google'as rodo, kad aš čia galiu pravažiuoti. Ir čia aukštai bus 1,5 kilometro. Nebus karšta taip. Kelias fainas, tikrai fainas, nu gražu čia,
Aš aišku galėjau nevažiuoti jo, tipo pasilikti, kai apsistojęs būsiu dar kažką, bet primečiau, o jeigu lis, tai ten niekur nenuvažiuosi. Tik namo važiuodamas kažkur tada jau galėsiu užsukti. Čia vaizdas neblogas, o akmenų biškį yra. Geras kelias, gerulis. Ir jau jaučiu biškį vėsumą. Lemba, čia aukštai užkilsiu, gerai bus. Ir galėtų būt kavinė kokia. Tai aišku nebus, nes nepopuliarus kelias bus čia. Vien iš to, kad čia nieks nevažiuoja, aš spėju. Ne tokie vaizdai, kaip visi mėgsta. Matytis kalnai, visokie, viskas. Nieko. Apžiūrėsiu aš viską. Lemba, dar net pirmos nėra. O aš čia sakau, jau čia vietoj trinuosi aplinkui tą. Ten, kur man reikia, ten gal kilometrų likę. Buvo, kol čia nenusukau. Tai galvoju, čia prasuksiu. Nu, va tokiose vietose galėtų būti sustojimai. Aukščiau dar eis pakilt. Labai neblogai atrodo žemyn žiūrint tas visas kelias. Bet leidžiuosi žemyn. Ta. Niekas čia nevažiuoja šitų kelių kažkaip. O, važiuojančių atsirado. Rumunai ir anglas. Rumunai. Rumunų dar nemačiau. Kažkas naujo. Nu ir anglų iš tikrųjų kažkaip nepastebėjau. Tai kažkas naujo. Gerai, čia biškį vėsiau ant kalno. Būtų gerai kažkokį kabaką rasti. Suvalgyčiau kažką. Jau pats laikas pietaut. Gale diskas mėlynas jau. Nu kaip nebus, kaip pastoviai su juo stabdau. Geriau stoja nei su priekis. Visiškai nestabdo realiai. Absoliutus šlamštas stabdžiai. Kaladės medinės kažkokios, turbūt nedylančios. O su galu tai biški tik tais priemini ir iš karto griebia. Iš karto tik op, čiumpa. Ir neneria dar taip, kaip su priekiu. O pagrindinis stabdymas realiai iš motoro ir galinių stabdžių. Daugiausiai stabdymo. Nu, čia aukštai, lemba gerai, vėsu jau. Jau vėsu, jau faina. Kelias atrodo jėga ten suvingiuotas. Nu, dasivijau tuos 3. Nu, rumunai turbūt lietuvių matė daug, nes ten daug lietuvių juda į tą. Net nežinau, kaip ten vadinasi tas kelias. Net neištarčiau. Kažkoks iš T raidės. Bet ten labai daug važiuoja. Tipo, labai fainas kelias. Su meškom visais bairiais. Nu, čia vaizdas nekoks. Tik kelias smagus. Vaizdas miškai. Na, pavažiuosiu su jais. Vėžinasi savo šaikytę. Tas prieki manęs ten su BMW, tai jau matau su batais beveik žemė siekia. Pastoviai palei asfaltą batas. Čia neužilgo davažiuosiu, šitą dabar tašką numetęs, kažkoks tipo restoranas rašo, nu, restoranas. Kai čia nėra judesio, tai dar nieks nedirb. Jūs vėl nežino, kas ten per restoranas. Pilną matau, filmuoja su tom 3 kamerom. Pilną mačiau važinėjęs su tom lazdom. Va, aš to ir ieškojau. Čia kur nors sustosim. Toliau nuo viso šurmulio. Ką pavalgiau ant kalno? Labai gerai. Galima toliau varyti. Čia kažkaip debesis tokie užsitraukti. Labai jau niūriai atrodo. Na, čia dar ir viešbutis. Iki finišo labai nedaug liko. Dabar jau čia reikia varyti kitos chatos, kur užsibukinės. Ir ką laukti, nes čia labai jau lietum grasina. O lietaus aš visai nenoriu. Seilis tai tegulyja, kai aš jau būsiu vietoj. Sėdėsiu savo ramus. O
šūdinas ženklas. Reiškia, kad čia bus duobių. Jo, čia taip apsiniaukė. Taip nesmagiai. Bet pliusas, temperatūra nebloga, vėsu. Aišku, čia dar ant kalno aukštai. Bet va pasėdėjau, visas išdžiuvau, viską. Dabar visai taip, tokia, nežinau, nebloga savijauta, plus pavalgiau. Asfaltas toks biški skėčiai atrodo, blizgantis, bledis, nepatinka man toksai asfaltas. Nežinau, čia gali būt, kad jau biškiai išvažiuoju iš to Alpių kelio, gal. Leidžiuosi į apačią, į šilumą vėl. Ir blemba pagal telefoną žiūriu prognozės oro. Nieko gero nežada. Rodo realiai 4 dienas į priekį lietų su žaibais. Tai aš kaip tik tada būsiu apsistojęs tam viešbutyje. Tai va gausis taip, kad tiesiog prasėdėsiu, pratinginiausiu ir pralauksiu lietų. Na ir gerai, biškį pailsėt. Ir tada nežinau, turbūt 4 naktis, manau, ten jau atsibos sėdėt. Ir tada gali būt, kad jau bus pradėta judėti link Lietuvos. Nes aš vien į šitą pusę čia pėlinu jau beveik 2 savaitės. Man atrodo, jo. Tai dar grįžti. Aišku, grįžtis daug greičiau. Kažkaip nežinau. Aišku, čia Prancūzija užtruks, nes čia visai jėga. Bet šiaip jo, grįžtis greičiau, nes kelių daug pravažiuota, visokių gražių. Tais pačiais važiuoti ne visai norėtųsi, bet manau bus ir tų pačių kelių. Beveik jau įpusėta kelionė. Na ir gerai, kilometrų daug čia prisisukė jau. Apie kokios 6 gal štukos jau įvažiuota. Tai reikia 12 neviršyti. Jis realiai servisą daryti, tepalą keisti mocui. Vis nemažas servisas bus čia su vožtuvų patikra, taip toliau. Nes tipo kas 25 štukas, ne, kas 24, tipo vožtuvus reikia žiūrėti. Tai tipo pirmas tas 24, tai žmonės šneka, kad ten nėra net ką žiūrėti su tais vožtuvais. 50 jau, nu kem 8, tai jau tipo jau gali būti biški pasėdę. Saulė pasirodė. Blema nieko nematyti. Mišku važiuoju savo. Tiesiog kelias linksmas, that's all. Linksmas, nelygus biški. Nulaižytas, blizgantis. Bet manau, šita atkarpa nėra ta populiari. Gal. Ar čia visos jos populiarios? Visur, kur va yra posūkiai toksai smagus kelias, tai visur čia važiuoja. Šilta. Su odinė striukė. Šilta. Užjaučiu aš jį. Tai reiktų apsilenkti. Na, ne visai odinė, bet nepanašu, kad labai kvėpuojanti. Bet aš galvoju, gal kitą kartą kelionę blemo su kempinti. Nu, tipo į kempingus varyt. Šį daugiau daiktų tada gautųsi pasiimt, bet kempingė gal prikolas visai. Aišku, ten restoranų, taip toliau jau biški sunkiau. Daugiau pačiam maisto pirkti reikia, gamintis. Bet šiaip kempingai šiais laikais visai neblogi. Tipo ten elektra, Wi-Fi būna.
Čia tašką numečiau tokį randominį. Čia dabar gausis tokį zigzagą, va taip aš apvažiuosiu. Dabar važiuoju į priekį, tada gausis biškį ten per kalną pagrįžti ir tada jau į priekį. Bent jau taip turėtų būti. Nebent Google'as ten perskaičiavo ką nors. Pagadino. Mikrafas vėl biškį straglino prisijung. Okay, dabar išmeta nesąmonę, continue. Blemba, čia būtų vaizdas, jei nebūtų medžių. Bet kadangi yra medžiai, tai ir vaizdo nėra. Vėl prifilmuosiu belenkiek. Eilinį kartą. Užknisa. Aišku, čia tas mikrofas biški. Knisa protą. Būna jungi ir kalu viską, nes paskiau tiesiog jisai neveiks, tas mikrofas. Jisai kažkaip iš ryto pusdienį funkcionuoja ir paskiau užsilenkia. Įdomiai. Aš čia vis į tą Prancūziją atvažiuoju, kalbos nemoku nieko. Čia jie pastoviai nešneka angliškai. Biški užknisa. Aišku, jiem tai atrodo turistas, blemba. Kai atsimenu Korsikoje irgi. Padavėjas. Puikiausiai šneka fucking angliškai, bet tai jisai mala prancūziškai. Su manim kažkodėl, nes buvo ten... Buvo turistų Olandų iš karto. Tie ten restorane, tie turistai, tie Olandai, jis iš karto su jais angliškai pleškino. Galvoju, what the fuck, tai nahuja tu su manim šneki prancūziškai. Ir aš ten, lemba savaitę buvo, aš ten kiekvieną dieną ateidavau, jisai su manim, prancūziškai pleškina. Ir vis aš jam sakau, tai sakau, English, please. Tu Prancūzijoje, išmok prancūziškai, sako. Nu, okei. Įdomiai. Čia tokia įdomesnė atkarpa visai. Vaizdas toks visai nieko čia. Žiūrėti nėra laiko. Kad į tvorą neplėšt. Bet leidžiuosi sparčiai. Spartos leidimasis. Jo fana, kaip mane štai posūkė užknis, jau kojas statai, nes tokie aštrus. Turi važiuoti čia belenkaip išplačiau. Ką matom? Nieko nematom, nes fucking medžiai. Gaidyšė. Parkingai padaryti tokiose vietose, kur nifiga nieko nematys. Nieko nematai iš tų parkingų. Matosi tik tai sva, kur važiuoji. Random, viečikės. Kai medžiai prasidaro. Per plyšius, žinai, kad gražu tenai, va, tarp medžių, va, plyšys toks būna. Bet nesustosi niekur. Arba tu turi sustoti toliau ir kulniuoti, pasižiūrėti. Čia net iš Lietuvo važiuodamas, čia dairysiesi plosį į tvorą kur nors arba į kalną tą. Nu, vien medžiai. Na, fuck it. Fuck it. Nu, va, kažkas panašaus. Lemba gali būti, kad aš jo, va ten va vingiuosiu. Gal. Ten lyg rodo mėlyna. Telefas, bet čia saulė svilina ir čia jau žemokai ir jau karšta. Eina, šiek tiek apačia leidžiasi. Šiluma bus. Bet aš čia daug matau tų senių, tie visokie va keliautojai su mocais būna sustoja kabake, žemėlapių, babti išsitraukia. Ir jie ten sėdi, studijuoja tą žemėlapį. Aš čia kažkokiu šūdų keliu važiuoju, realiai. Nepatinka. Gal reikia nuo važiuoti, ten kur ėjo. Čia gausis. Ai, čia taip per kalną. Ne, reikia važiuoti šitu. Nes anas tai labai tada toli pagrįžti reikės. Čia gausis per kalną. Kažkaip tai apvažiuosiu.
Tik tai šia danga man tokia skečiai. Nu, žiūrėsim. Lemba vėl važiuoju į tą pusę, kai saulė spigina tiesiai fucking telefoną. Tiesiai spigina į telefoną ir nieko nematai. Lemba, čia gaidys, visur pribarstyta, tos kalbos ant posūkį. Pritrupinta. Nėra nei linijų, nieko. Nu, turiu tik tais mapsą, pagal mapsą, aišku. Kur čia važiuoja tik tais. Adventurinu. Nieko gero čia, žodžiu. Jum kamerą lauk. Galbūt vaizdų kokių paskiau. Buvo vaizdų neblogų. Čia kai leidausi nuo kalno, bet kadangi mikrofas neveikia, tai nieko nefilmavau realiai. Aišku, ne tokie vaizdai, kad verta būtų sustoti ir 5 minutės tenai prijunginėti mikrofoną. Bet vis tiek visai nice. Kelias siauras, nafik. Neįspūdingas toks. Nieko, va to įsimušiu į pagrindinį. Kokio velnio jisai night display įjungia, kai jį spigina saulė. Žodžiu, tas mikrofonas, tai aš nežinau, jisai tipo lemputė yra mėlyna mirksis, tipo neprisijungęs, kai mirksi, kai jinai dega tiesiog nemirksi, tada prisijungęs. Kamera įjungi būna neprisijungęs jisai neveikia, bet mėlyna lemputė dega, nemirksi. Kitaip sakant, prie kažko jisai paima ir prisijungia, bet neveikia. Tai nežinau čia, ar kamera, ar mikrofonas, bet šitas kombo prastai veikia, galiu pasakyti. Tikrai prastai. Nervų gadinimas tikrai yra belenkaip nestabilu. Ir kas įdomiausia, iš ryto būna veikia. Kokį pusdienį paveikia ir tada viskas nustoja veikti. Ir aš jį ten suformatuoju, būna, sakytum, gal užsikišais tenai nuo kažko. Ne, tiesiog nustoja veikti. Nustoja prisijunginėti ir viskas. Ir paskiau dienos gale irgi kažkaip būna, dar kartais atsigauna. Tai nesuprantu, kas su juo darosi. Žodžiu, toks nestabilumas. Man reikia ten link Nicos. Tai jau čia pagrindinis kelias. Tai va, iš tos va pusės ten nuo to kalno nusileidau. Labai siaura, kalnai ten tokie, nelabai sužavėjo. Ir visur palei tą sieną toksai akli tie posūkiai. Ką liko man 20 km ir pusę valandos važiuot, va kaip tik ant čekino atlėksiu. Gražu čia. Jau čia pagrindinis kelias dabar tas. Visai pagrindinis, platus bus, greitas. Griovė tokį važiuoju savo. Šitas kelias irgi visai fan, toksai va greitas būna, platus labai. Visai patinka irgi. O karšta! Pizė, jėgų nėra nuo to karščio sušikto. Šalino. Čia dar vėjas yra. Pisa protą. Bledės. Aš to keliu smagiau važiuoti realiai nei nuo kur važiavau tenai to fucking slalomu. Pastoviai akli tie posūkiai ten, palei sieną, ten žiūri, kad dar akmenų nebūtų prikritę ant kelio, nes irgi daug buvo labai pribirėję.